Vertiname Eurovizijos finalą ir pirmoji dalyviai šitam finale yra Aistė ar Aistėja, ką žinau, kaip jie pavadinti reikia iš tikrųjų. Nu ką žinau, Ką žinau, toks, čia blemba, čia nėra kažkas, kas nustebintų visą Europą, čia nėra tiesiog. Toliau turim žalvarinį, come on, vėl čia kažkokia liaudies grupiai susirinko, kas čia irgi, ką žinau, Lietuvoj, tai jo, tai galbūt jiems patinka, suprantat, bet ar į Europą reikia siūst, irgi ne, manau, kad tikrai ne. Pliujėje dėkomėt, jo, šitas pavadinimas labai kažkoks keistas, kodėl iš vis toks sudėtingas, nežinau, čia ispaniškas, koks čia, net nežinau, prancūziškas pavadinimas iš viso kažkoks Lietuvos atrankoje atsiradęs. Nežinau, bet čia jūs tik Raujelytė, kuri jau yra daug kartų dalyvavus tikrai Eurovizijoje ir mūsų šitoj Lietuvos atrankoje. Ir jinai visai neblogai pasirodžius, bet šiais metais tai silpnokai, sakyčiau. Jeigu dalyvavus turi patirties, gal daina nelabai, bet turi patirties. Vidurys besigaidys, manau, čia vidurys. Sakai, gerai, tarkim, vidurys negaidys, žodžiu. Jau ką mes turim, Silvestras Diržas, kadangi Belt verčiasi Diržas. Gerai, aš čia tiesiog pajuokavau, čia nejuokingas juokelis, bet Silvestras, mano manimu, čia yra pats geriausias pasirinkimas mūsų atrankoje. Bam, iš karto kalam įsiunčiam. Dėl to, nes ką mes dar turim geriau? Mes neturim nieko geriau. Mano manimu, mes tikrai neturim nieko geriau. Galėsim dar palyginti su kitais. Augustai, ar tu sutinki, kad čia yra geriausias atrankos dalyvės? Pilnai. Jaunimas sako, jaunimas žino. VB Gengas, Vidas Bareikis, žinot ką? Bam. Dedam tiesiog Bareikį į tragediją. Pirmas dalykas, čia yra pigu. Pigiau, nežinau, man labai pigiai atrodo. Antras dalykas, tas pats per tą patį, kabum, Bareikis dabar, jeigu žiūri šitą videką, tai jis tiesiog supyks arba nušaus mane, nežinau, ką jis man padarys. Bet come on, kodėl, viskas buvo gerai su Bareikiu, iki tol, kol jis pasirinko kažkokį gengą, pasivadino VB gengį, tiesiog daro crazy shit, kas nėra crazy, nėra įdomu, mano manimu, ir jau yra atsibodę, nes, blemba. Vis ten mačiau kažkokių dar dainų daugiau išleido su šitų gengų, bet čia ne gengas, čia tragedija, mano manimu, čia tragedija. Vištų šokis nukopijuotas iš Izraelio 2017 ar 18 metų, iš netatoj. Yra Ilsenso, tai ką aš galiu pakomentuoti? Galime jį iš karto dėti į... Čia bobučių daina. Ką aš žinau, blemba, Aš manau, kad Ilsenso turėti irgi į tragediją vien dėl to, kad yra botinti baltai. Šitie nusipirko balsų, kad patekti į finalą. Jie neturėjo patekti į finalą. Turėjo ten patekti koks Kasparas arba dar ten, nežinau, kažkas, kas buvo po apačia, bet tik ne šitie. Blemba, jie antrus metus, aš pažiūrėjau visus šitus praeitų metų rezultatus, jie antrus metus nusiperka balsus. Pusfinaliuose, jie visada, kad praeiti į finalą, prisiperka SIM kortelių, pribalsuoja ir praeina į kitą etapą. Nors daina nėra finalo lygio, aš sakyčiau net. Nežinau, jie neverti čia būtų. Jaunimas žino, jaunimas sako. Šauveris, dušas. Dušą paliekam Lietuvoje. Dušai šiaip reikalingi Lietuvoje, tai manau, kad jį išmesti į kitą šalį irgi neverta. Jo, jeigu dušus išsiųsim į Švediją, tai bus negerai, nes neturėsim su kuo praustis paprasčiausiai. O jeigu rimtai kalbant, tai dėdė pavaro, dėdė turi balsą, bet manau, kad jis nėra euroviziškas pasirodymas ir mes ten nusiuntę Šauverį tiesiog paskęstume kitų pasirodymų jūrų, nes mūsų pusfinalis, į kurį pateko Lietuva, mes ten esam 6 ar kažkelinti, tai yra tikrai stiprus ir Šauveris ten tiesiog paskęstų. Pats save aplietų, nes jis yra dušas. Jeigu kažkas iš dalyvių žiūri šitą apžvalgą, tai jūs prašau tik nenušaukit manęs. Aš čia tik juokelis. Toliau yra Monika Marija. Aš nežinau kelintą jau jinai kartą bando tiesiog patekt. Jeigu mes trečią kartą išsiųstume Moniką, tai pagalvotų švedai visi kiti, kad mums tiesiog kažkas yra negerai, mes neturim kitų moterų, tik Monikas. Bet aš manau, kad, gerai, efektai ir visas stagingas, visas pasirodymas, kaip padarytas, tai tikrai yra wow. Bet daina ir visa kita tiesiog per silpna ir kaip ji pati sakė, kad ji negalvojo pati, kad ta daina turėtų būti euroviziška, viskas gimė taip netikėtai ir manyčiau, kad tai tikrai nėra euroviziškas pasirodymas.
ten mes vėlgi taip pat paskęstume, tai palieka Monika Lietuvoje, nu, ten irgi nereikia jūs ten siūsti niekur, nereikia pakuoti, nereikia siūsti. Gerai, vidurys negaidys, bet paliekam Lietuvoje. Toliau mes turime Queens of Roses. Šitos panos vėl irgi ne pirmą kartą jau bando patekti į Euroviziją ir ne pirmą kartą dalyvauja atrankoje. Kažkuriais metais ten su daina, kuri vadinasi Skalbimo mašina, Skalbenkė, kaip jūs ją vadinate, nežinau, aš vadinu Skalbenkė, Skalbimo mašina. Jūs bandys su daina pavadinimu Skalbimo mašina patekti, bet jos ten irgi finalo prasimušė ir visai ta daina užkūrė, bet lyginant su tuo pasirodymu, tai šiais metais tikrai yra prasčiau. Ir manau, nu ką žinau, gal net į vidurys negaidys, nežinau net ką pasirinkti, bet čia vėlgi mid pasirodymai, vidutiniški pasirodymai, kurie tikrai nesukelia kažkokių wow emocijų, bet tiesiog vidutiniškas pasirodymas. Ir ateina The Roop. The Roop, šitie žmonės, kelintą kartą jie dalyvauja trečią kartą jau atrankoje. 20 pandemiją neišsiuntėm On Fire, kuri būtų laimėjus, mano manimu, aš atsimenu, kai aš kažkada parėjau namo ir man tėtis pasakė, kad The Roopai nevažiuos, nes atšaukė Euroviziją. Aš tiesiog buvau baisiai liūdnas, nes aš jau buvau tą On Fire, svogūnas jau šoko On Fire, jau visas degė ir aš buvau išmokęs tą šokį, jau viskas man ten taip patiko mažam vaikui būnant, bet jų neišsiuntė. Ir tada buvo diskotek, kas buvo prastesnė versija, buvo šiek tiek prasčiau, bet vis tiek 8 vieta, antras geriausias pasirodymas. Ir dabar ateina jie vėl 2-4 su išsisėmusia, su lengvu džiaugsmu, paprastu džiaugsmu. Aš manau, paprastumas dėja vėlgi paskęstų. Gal mes į finalą ir praeitume, bet tas švilpavimas vėlgi visur girdėtas, stagingas irgi nėra įspūdingas, aš manyčiau, tas visas pasirodymas taip pigiai buvo padarys, bet kiek žinau, tai The Roopas, tas Vaidotas sirgo Laimo liga, ar kuo, jeigu aš neklystu, tai čia upsy, jie merkia į kandų, čia biškai negerai, žmogui ir blogiau galėjo pasivaikti, jo, užjaučiam, bet šituo naudosis, kad gal šiek tiek daugiau balsų irgi nėra gerai. Lygiai tas pats kaip Monika Marija, kalbėti apie santykius, kad jinai ten įsiskyrė, kad gaut ištraukti kažkokią emociją iš žiūrovų ir užuojautą gaut, tai irgi nėra gerai. Silvestras nekalba apie savo santykius, Silvestras nekalba apie savo ligas, Silvestras nesiskundžia nieko, bičiukas, jis vapšė savikritiškas yra, jis po savo finalinio pasirodymo sakė, kad jis blogai padainavo, jis nori tobulinti, jis sakė, kad šokis gali būti geresnis, viskas sakė, kad gali būti geriau. Ar mes girdėjome tą iš Verų arba Monikos Marijos? Ne. Ar mes girdėjome tai iš kokio nors Šauverio? Vėlgi ne, man atrodo. Bet jie, manau, tikrai visi dalyviai tikrai ruošiasi ir tikrai patobulins savo pasirodymus. Ir neaišku, kaip gali viskas apsiverst. Galbūt mes įsiūsim The Roopus, galbūt mes įsiūsim Silvestrą, galbūt mes įsiūsim Bareikį arba Ilsenso. Bel nežinau. Bet už ką balsuočiau aš? Aš balsuočiau už Silvestrą ir kviečiu jūs visus už jį balsuoti. Aš balsuosiu, nebalsuočiau, o balsuosiu už Silvestrą ir esu pasiruošęs išleisti belekiek ten eurų, nes man su balsai dabar 9 centų LRT, ką jūs darot, kodėl jūs branginat viską. Bet infliacija yra infliacija. Aš balsuosiu už Silvestrą, man jis patiko labiausiai. Parašykit savo nuomonę komentaruose ir iki kito karto.